Šiandien mes kalbėsimės su Ugne kuria. Ugnė yra rašytoja. Mes pakalbėsim apie rašymą, apie baimės, apie drąsą, apie kasdienybės įkvėpimus, žodžiu, apie tai, ką jausim, kaip plaukia mūsų pokalbis, bet apie rašymą tai čia bus, manau, tas mūsų branduolys. Tai va, kaip tu jautiesi? Jau gerai. Jau gerai, tai labai gerai, kad gerai jautiesi. Tai va, tai mes tada galim, ir pradėti mūsų tą visą pokalbį nuo pačios galbūt tokios pradžios, nuo pačių šaknų, Ugnės kaip rašytojos. Ar tu prisimeni, kada galbūt pradėjai rašyti pirmus tekstus, kaip tas viskas vystėsi, tas rašymas, koks per tą rašymą ryšys su žmonėm, kuriais ir tu duodavai skaityti žmonėm savo tekstus, koks galbūt atgarsis buvo, ar slėpdavai ten, savo tos visus rašinius kažkur šalčiuose, tai gal galėtum pasakoti, kokia pradžia buvo. Istorija yra labai ilgoka ir dramatiška, bet aš dabar šią savaitę galvodama dar apie šį klausimą prisiminiau tokį patį, gal pirmą momentą. Ir jis prasidėjo nuo pavydo, tai kai mano mažas brolis, būdamas gal koks antrokas, trečiokas, kai jau mokėjo rašyti, parašė tokią kaip kalinių istoriją, kur ten atspausdino po vieną sakinį atskirų lapų ir mane taip nustebino, kad toks mažas vaikas rašo tokiais sakiniais, kaip nuvežė į nuovadą apklausti ten tiems kaliniams, kad duodama kraujo sriubą valgyti. Ir man toks jau sukirbėjo kažkoks pavydas, kad jis va taip parašė. Ir kaip sakoma, kad tas pavydas dažnai būna kelrodis, kur tau kažkas jau širdį kirba. Tai va šitas, manau, momentas. O po to jau mano tas tikrasis debiutas, tai buvo labai tokia dramatiška pradžia ir iškart pabaiga. Tai aš pirmąjį savo apsakymą parašiau apie savo klasiokės. Ten intencija nebuvo tikrai labai gera, bet man iš tikrųjų nuoširdžiai pasakius labai patiko rašyti. Nors ten buvo tokios daug ironijos, kuri ne visai gal graži. Daug ir tiesos nepatogios. Ir, aš parašiau tą apsakymą ir jis kurį laiką gulėjo pas mane kompiuterį, gal kelis metus net. Ir po to aš vėl kažkaip priejau prie to kūrinio ir sugalvojau pasidalinti su kita klasiokė. Ir aišku, jeigu geras kūrinys, tai jisai pasklinta greitai visur, kur tik galima. Tai, natūralu, kad jis ir pas auklėtoją nukeliavo, ir pas tas klasiokas, ir jų mamą. Tai viskas baigėsi, kad aš ten turėjau pas auklėtoją aiškintis, mano mama ėjo atsiprašinėti jų mamos. Tai tokia buvo labai nemaloni istorija ir natūralu, kad aš jau nebuvau tokia entuziastinga ir nusprendžiau, kad reikia užraukti savo tą rašytojos karjerą. Ir po to mokyklos laikais visiškai aš nieko neberašiau. Ir po to įstojau geografiją, baigiau dar kartografijos magistrą, pradėjau dirbti pagal specialybę ir tada kažkoks buvo jausmas, einant į darbą ir grįžus namo, o tai čia viskas, toks dabar bus gyvenimas, šitaip ir atrodo, kad čia taip ir suaugę gyvena, dabar tik pensijas reikia laukti. Ir tai buvo keli metai tokie, kur atrodo tokia kažkokia vidinė tuštuma. Ir tada aš nuvažiavau viena į Masters of Calm festivalį, ten 11 dienų iš karto. Nors ten intencija buvo, tiesiog man patiko joga, aš tada buvau veganė, galvojau, čia man puikiai tiks. Ir jau antrą dieną aš patekau į tokį labai mistinį žaidimą Lila, kurio esmė, čia iš sanskrito kalbos, yra kaip gyvenimo žaidimas, Dievo veiksmai. Ir jis toks 2000 metų senumo žaidimas. Ir jo esmė, kad yra didžiulė lenta kaip paklodė, langeliai.
ir turi deni kauliuką su kažkokiu klausimu, kuris tau rūpi. Ir mano pirmas klausimas buvo kažkoks apie darbą, ar reiktų keisti jį. Bet būtinai turi iškristi 6, kad tu pakliūtum žaidimą. Tai šitas klausimas nepaėjo. Ir tada mano antras klausimas buvo, ar man reiktų daugiau rašyti. Ir tada mane su šituo klausimu žaidimas įleido. Geras. Ir aš tada, Ir po to gal tam pačiam žaidime ten daugiau yra išlindo dalykų, nes tu lipi ant langelių, kurie simbolizuoja tam tikras gyvenimo situacijas, kaip pavyzdžiui bloga draugija, gera draugija, ten kažkokia prievarta ant savęs ar iš kitų žmonių ir panašiai. Ir tu turi tuo metu apsvarstyti tą savo gyvenimą, perkratyti. Ir jeigu tu gerai galvoji, teisingai, tada žaidimas tęsiasi toliau. Bet jeigu tu užlipęs ant to langelio nesupratai, kokia ten ta bloga draugija, pavyzdžiui, tave žaidimas sugrąžina atgal į tą langelį persvarstyti. Čia labai mistiškai skamba, bet taip yra. Ir tu net sužaisdamas net neabejoji, kad tai yra tiesa, nes labai yra tas pradžios ir pabaigos momentas, kad labai jaučiasi, kada žmogus jau suformulavo tą tinkamą klausimą ir kada jisai užbaigė, kad jau kažką išsiaiškinęs. Tai pačiam žaidime daugiau to rašymo gal dalykų nebuvo, bet žaidimas baigėsi, kai aš daviau pažadą savo, kad pradėsiu melstis. Tai čia irgi, manau, labai svarbi to toliau jau istorijai bus dedamoji, tas dvasingumas, nes, manau, jis yra toks neatsiejamas nuo kūrybos, bet čia gal vėliau pašnekėsim. Tai vat po to laiko jau aš supratau, kad čia ne tik mano kažkoks vidinis dalykas, kur man tiesiog patinka rašyti, bet aš vat neberašau, bet čia, kad jau ir iš aukščiau, kaip žmonės, žinai, ieško savo misijos. Ir va dabar tau pasako tą misiją tarsi ir tu, negali pamiršti, jau nebegali nieko nebedaryti. Tai aš po to laiko tiesiog pradėjau vaikščioti visokias rašymo dirbtuvės, ten užsiėmimus, viską, kas su tuo susiję. Ir tiesiog darau tą, ką dabar iki šiol. Tas kaip ir, buvo tokių mažų pertraukų, bet tas liko tvirtas žinojimas, kad čia yra svarbu kažkas. Geras, tai toks visas kelias buvo, ne, iki to. Ir man kažkaip labai ta istorija apie tą pasakojimą mokykloje, toks tarytum, tu galbūt net ir pajauti kokią turi galią tas tavo rašymas, ne? Jo, mes kaip tik neseniai terapijoje apie tai šnekėjom, kad visgi toks debiutas ir taip išsprogę parodo, kad čia aštrus peilis tas rašymas. Ir ne tik parodo, kad aš kažką galiu sužeisti, bet čia iš tikrųjų, kad žodis yra labai galingas, ypač kai jisai, kai tu rašydama kažką pasakai, ko tarsi visi žino, bet nedrįsta pasakyti ir tas nelabai patogu. Ir tai ne vien yra tas, kad aš kažką blogo padariau, bet tas parodo, kad čia yra tikrai toks galingas užtaisas. Taip. Aha, kaip įdomu. O žodis rašytoja, save pavadinti rašytoja, kaip tu jautiesi? Ar tau buvo lengva save pradėti vadinti rašytoja, ar čia buvo toks, kaip būna žmonėms, kad kažkoks kelias, kur aš turiu ten knygą parašyti, žinai, kad jau tikrai būčiau rašytoja, ar ten, nežinia, kokią premiją ten gauti, ar ten rašytojų sąjungoje būt, kad jau, tiesiog galėtum pasivadinti. Kaip tau žodis su šituo įvardinimu galbūt savo tos misijos ar veiklos? Čia labai toks atrodo ne man vienai kylantis nepatogumas, nes tikrai bent jau Lietuvoje yra tas nusistatymas, kad tik išleidęs knygą, tu tampi rašytoju. Ir jau kai 2 knygas išleidai, jau gali pretenduoti į rašytojų sąjungą, tapti nariu. Ir toks tarsi yra kažkoks labai stiprus tas žodis. Ir aš bandau praktikuoti ten naujų žmonių kompanijose, kur, tarkim, visi visai nesusiję su menu, tą pasakyti, kad aš tarsi pagal specialybę tas ir anas, bet širdyje esu rašytoja. Ir tas, irgi taip, nėra gal patogu,
Bet va, kai pradėjau rašyti Substacką, jau atsirado tarsi daugiau, kad galiu tarsi jau, nes kai tu pasakai, kad esi rašytoja, sekantis klausimas, ką tu rašai, kur tave galima paskaityti. Tai kai sakydavau, tai Instagram'e, tai Facebook'e, tai tas taip labai nerimtai gal skambėdavo, nes viskas ten išsimėto, išsidarko ir tarsi nesimato to bendro vaizdo, kur ten ką paskaityti galima. Tai va, tas Substackas man kažkaip biškai jau ramybės daugiau suteikia šitam. Šiaip labai gera tokia platforma, ne, va, rašytojams ir skaityti kažkaip toks, nes Instagramas tai toks labai blaško dėmesį, ten taip pat viskas, ten scrollini, žinai, o Substackas tu ateini jau kažkaip, su intencija paskaityti žmogaus tekstą, arba ir išklausyti, jeigu, nes tu darai ir įrašus tekstų. Tai tas tikrai kažkaip, ir tu turi tikrai realiai kažkokia, kaip tarytum, žinai, kaip anksčiau būdavo madingas tas tinklaraštis, kur blogerė esi, žinai, tai va dabar tas Substackas, tiesiog tokia lengvai prieinama platforma, žinai, dalinti savo tekstais. Ir tikrai labai kažkaip džiaugiuosi, žinai, man taip gera matyti, kad ir iš mano rato merginos prisijungia, žinai, ir taip palaikau, žinai, bet, tiesiog, nes tikrai labai gera terpė tokia dalintis. Aš vis išlendu. Žiūrėk, rašo Kukutė Garbanė, labai įdomu klausytis. Tai labai ačiū. Ačiū labai, kad jeigu turi kažkokių klausimų kiltų, ar kažkokių, nežinau, norit pasidalinti savo patirtim, tai tikrai drąsiai rašykit, perskaitysim ir kaip sakyt, atsakysim kažką. Tai va, taip, tai gerai. Tai, o kaip atsirado Ugniakurė, kaip tavo tas Instagramo puslapis, ar po to po Lilo žaidimo kažkaip tu pradėjai tekstais ten dalintis? Tai jo, po žaidimo man toks buvo dar pereinamasis etapas, kur tarsi turiu rašyti, bet dar savo balso tokio nesu atradus. Ir dar taip kažkaip pradžiai buvo labai nerangu, ten dalyvaujant visokiose rašymo dirbtuvėse, irgi ten man ne iki galo patikdavo, ten tos užduotis nervindavo, ten su tie rašymo, tos mankštos kūrybiškumo, man kažkaip labai netiko. Ir va dabar kaip tik turiu ant stalo tą kūrėją, pradėjau skaityti tada Kūrėjo kelią, Julia Cameron. Šitą knygą jau ne pirmą kartą tavo laivose minima, tokia kirtinė, kas dar nesat atradę, tai čia yra toks 12 savaičių kursas, kur tu įsipareigoji kiekvieną dieną rašyti ryto puslapius ir vaikščioti kas savaitę į pasimatymą su savim, su savo vidiniu menininku. Tai aš pradėjau daryti tas užduotis ir buvo karantinas jau ir kažkaip jau gal 1 ar 2 savaitę aš susikūriau tą Instagramą. Ir ten dar tokiais, tiek Facebook'e, tiek tam Instagram'e pradžioj tokiais vaikiškais gal tekstukais dalindavausi. Vaikiškais, vaikiškais, kad jie nebuvo tokie kaip dabar, gal jausmiškai stiprus, tokie trumpesni, labiau ką pamatai, ten apie kaimynų katiną, apie kažkokį vaiką, kuris daužo ledą, tarsi jie tokie gal buvo. Apsišildymas toks, kažkoks, kur kažką bandai tarsi rašyti, bet dar nelabai supranti, kur tu esi stipri ir ten žodžiu. Tai toks, tai tokia buvo pradžia. Ir aš tą kartą ir kažkaip pabaigiau, man atrodo, iki galo to Kūrėjo kelią. Ir po to dar kelis kart bandžiau ir man vis kažkaip nepavykdavo, vis nusimuždavau. Bet dabar vėl esu 3 savaitėje, gal tikiuosi, kad pavyks vėl pabaigti iki galo. Jo, ta knyga labai tikrai naudinga tam kūrybiškumui, bet tikrai tas užduotis nėra čia tos tokias, ten ką nors, ten yra, gal man atrodo, ir piešimo kažkokių užduočių, gal viena kita, bet nėra tokios smagios, jos yra realiai, kur tu turi kapstytis ir tikrai dėl to būna žmonės ar nepabaigia, arba užmeta, nes nėra paprasta tą visą programą praeiti. Ir tikrai, kai jau pabaigi, tai, žinai, tai galima savo pasiglostyti galvą, žinai, nes tikrai didelis kelias įveiktas, bet ir tai tik pradžia, toliau tęsiasi viskas, ką tu išmokai, ką tu atradai, kaip tu tai pritaikysi toliau savo kūrybiniam keliui. Tai... Nes aš nuo to laiko dar gal anksčiau net pradėjau tos ryto puslapius rašyti, nes visi apie tai šnekėjo ir jau ten dar neskaičius to Kūrėjo kelio, jau žinojau tą metodą.
Bet vat, mane stebina, kai aš pati žinau, kokia jų galia, mane stebina, kad žmonės, pradeda skaityti, bet jie ten, tarkim, skaito tą knygą kaip knygą, neįsipareigoja tam 12 savaičių ir jam yra tikrai sunku tos ryto puslapius rašyti, ar ten vakarais rašo, tai toks, ką esu įtikinusi žmonių, atsimenu vieną tokią pažįstamą moterį, įtikinau, kad tikrai pabandyk, nors ten gaila laiko, bet tikrai pajusi. Ir jinai po kurio laiko, ten gal po metų, pati darė online renginį apie ryto puslapius. Tai ir vadinasi, tikrai yra toks metodas vertas dėmesio. Jo, nes man, pavyzdžiui, iš kūrėjo kelio, tai realiai, aš ten tų užduočių beveik nebeprisimenu, nes aš kiek čia. Labai mielą rašau. Tu čia mama. Linkėjimai mamai, ugdės. Tai toks, kad kažkaip man, pavyzdžiui, irgi, ryto puslapį būtent yra tas, toks pagrindinis brangakmenis, kurį aš išsinešiau. Ten tos kitos užduotys, gal man ten kažką padėjo, bet ryto puslapį realiai, kur aš, tarkim, 5 metus, man atrodo, rašiau kiekvieną dieną. Ir tas tikrai pradėjau jausti, kaip tas ir turbūt drąsa kažkokia atsiranda iš ryto puslapių savotiška, rašyti ir dalintis, nes jeigu tu ten jau gali, žinai, išlieti ir pasipasakoti ten tos dalykus, tai tau galbūt yra lengviau ir kažkaip ir tą savo kūrybą dalintis, savo mintimis kažkaip, nes tiesiog, kažkaip, kai turi saugią erdvę, ir nieko neatsitinka, kaip pasidalinti tenais, tai galima kažką ir drąsiau eiti ir dalintis. O tai kaip tada tas drąsa tokia tavo tekstas atsirado, turiu meni, kad tas toksai, ir ta galbūt ironija, ir galbūt toksai, žinai, ir nepagražintas tas vaizdas, bet ir kartu ir tokia poetija, kaip vystėsi, ar tu kažkokį galėtum lūžio tašką tokį pasakyti, kas tau, nežinau, padėjo išdrąsėti ir būti tą ugnę rašytoją, kokia tu esi dabar. Tų vaikiškų tekstų, kaip tu sakėjai, kad perėti jau žinai, kur tu skaitai ir tu galvoji. Gal vienas lūžis buvo tokie rašymo salonai pas Miglę Galvonaitę, ten irgi karantino metu vyko, kur mes kiekvieną savaitę susitikdavom, rašydavom, tiesiog buvo skirtas tam tikras laikas vakare ir, tarkim, valanda rašyti pagal kažkokią temą ar kažkokią kryptį, norimą tekstą. Ir po to mes visi skaitydavom ir komentuodavom vieni kitus. Tai manau, kad per tą dar buvo, kad nes tu ten kiekvieną savaitę, kelis mėnesius rašai ir žiūri, visai pavyksta, dar paskaitai kitiems, dar girdi, kas atliepia, kas veikia, kas nelabai. Bet tuo pačiu kažkaip aš jau kai rašau, tarsi į kompiuterį, kai jau žinau, kad čia ne ryto puslapį, o čia bus tekstas publikai, tai jau tada aš kažkaip nesvarstau, žinai, ar išdrįsti ar ne, yra labiau gal nerašyti arba ne, žinai, jeigu aš bijau, tai aš iš vis nerašau, nors to kažkaip labai sunku gal suvesti, kad aš bijau ir todėl nerašau, atrodo, kad tiesiog gal nėra įkvėpimo, bet iš tikrųjų kažko nedrąsu pasakyti. Ir mano atveju yra žiauriai nepatogu, kai aš rašau daug apie savo gyvenimą ir dažnai ten liečia kitus žmonės, kurie mane pažįsta ar kur aš pažįstu. Ir taip ir suprantu, kad aš čia dar Facebooką įdėsiu ir jie dar paskaitys. O jie tarp draugų. Ja, nes buvo kaip tik pernai toks, kai aš įsidarbinau naujam darbe ir kažkoks toks yra noras būti geresnė, atrodyti geresniai prieš kitus ir jeigu tu IT įmonį dirbi, tai aš nelabai norėjau ten afišuotis, kad ten aš kažkokia rašytoja, atrodė, kad čia yra tokia silpnybė mano. Ir tada kažkaip net ir buvo, kad aš nenoriu kažko pasakyti, todėl ir neberašau, nedrįstu. Bet po to, kai parašiau, jau tada prasprogo, jau tada vieną dieną tiesiog nuėjau kavinę ir išsiliejau, ką galvoju. Ir tada tas tekstas, tai prasprogo, ten labai daug kas juo dalinosi. Nors aš rašydama labai bandžiau paslėpti tam tikras detalės, nes ten buvo apie vyrus,
su kuriais ten kepėm mėsas prie kiaušinio. Ir va tą sakinį aš kažkaip bandžiau paslėpti ant vidury ir galvau, žinai, žmonės vis tiek neskaito, jie va šitie vyrai ten praskrolina. Ir buvo to komentaruose žmonės tą sakinį pradėjo cituoti. Nu ir galvau, lemą, bet komentarus tai labiau skaito. Jau tie, kur neskaito viso teksto. Ir aš sakau... Ir dar ant to vyrų ten pradėjo visi stumti ir tavo tas vyrus vienas dar pakomentavo žodžiu, nu bet ten jis pozityviai sureagavo, tai viskas okei. Bet jo, vat, daug yra apie tą tiesą, kad reikia, vat ir rašymas, man atrodo, yra paveikus tik tada, kai tu kalbi tiesą. Ir aš pastebėjau iš savo pažįstamų ar ten draugių, kurios rašo ir jaučiasi, kad nuslėpia kažką. Ir tada tikrai netaip įdomu skaityti, net nesinori skaityti, kai ten yra kažkas abstraktu, kai net nelabai supranti, kas ten per istoriją, kai tarsi tik jinai žino. Ir tada jauti, va čia ir nebėra galios tam tekste. Bet jo, labai sunku būti drąsiam. Jo, nes tavo tie tekstai, man turbūt, nežinau, aš kaip bandžiau savo atsakyti, kodėl rezonuoja man tavo tekstai. Tai tas yra, kad tu tiesiai, taip šviesiai sakai, bet tai nėra kažkoks, žinai, kad, kaip būna, rūda kokį, žinai, žmogus išpila ir, žinai, tipo, ir darykit, ką nori su to. Bet tavo toks, kad tu labai jautriai, tu kažkaip taip apmastydama, žinai, kažkaip ir taip ir poetiškai kartu tą tiesą ir tas istorijas pateiki, bet ir kartu ir su ironija ir tas labai kažkaip, taip skaitai, žinai, taip, savitė tekstai atrodo. Nes, pavyzdžiui, kai būna, tarkim, ar ten labai žmogus per daug kronizuoja, žinai, ten sutaup per tą humorą, tai kažkaip tada irgi nerimtai, žinai, žiūri, kai labai poetiškai, tai man, žinai, po lietuvių filologijos studijų aš jau, tiesiog man patinka gyvos istorijos, tai kad išskrenda, žinai, kosmosą, tada kažkur tu pameti tą, žinai, tekstą ir mintis tavo kažkur įskrieja. Bet kai yra tas derinys toks, žinai, kur yra istorija kažkokia gyva tavo patirtis, tai man atrodo tas labai kažkaip ir kažkaip skaitytojas susitapatina galbūt ir tas tekstas paveikesnis yra ir tada, žinai, tarkim, ir įdomu tas sekti tavo kelionės, pavyzdžiui, tavo solo kelionės, kur tu substakė dalinaisi savo, žinai, toks, kur, tai įdomu dabar, tik ne tokį, kur tu dar, žinai, viena išvažiuos, papasakotų tą tokį visą savo tu solo kelionę, tu stebėjimą pasaulį, žinai, kad tu tiesiog realiai minutėj tu gali savo, žinai, 10 puslapių iš minutės stebėjimo, žinai, bus neparašyti, nes tiesiog, tai man aš labai to žaviuosi ir matyti tas ir žmonės galbūt ir traukia ir kažkaip ir tavo tas toks galbūt, iš mano tai perspektyvos, tas toksai tavo tas tekstų, tas unikalumas ir, žinai, ir kodėl nori tave skaityti ir laukti tavo tekstų, nes, jie tokie labai artimi kažkokie savi. Jo, gyvi. Čia yra kaina, kad jeigu nori tokio rezultato, turi kažką duoti, kažką paaukoti. Ir aš dabar, atsigręždama į savo tą praeitį, su savo tais skandalingais apsakymais, aš kažkaip irgi noriu toliau rašyti tiesą, bet kad jos tikslas nebūtų, žinai, skaudinti kitų. Bet atrodo, čia liečia kitus žmonės, bet jeigu čia yra mano istorija, aš kažkaip dabar labiau į save noriu atgręžti tą veidrodį ir jeigu tai yra mano istorija, vadinasi, aš galiu ją papasakoti. Ir man kažkaip dar ta padeda mintis, jeigu aš iš tikrųjų taip galvoju, bet nesakau, tai nereiškia, kad aš taip pradėsiu galvoti. Tiesiog, jeigu aš parašysiu, tai tiesiog visi žinos, ką aš galvoju. Tai čia toks mintis, veiksmas, žodis taps vienu. Tai man kažkaip labai ta didelė vertybė. Taip, tikrai. Tai galim užmesti akį į mūsų komentarų skiltelę. Tai Smith Alyta rašo: labas, jūs abi jau ilgesnį laiką seku, kaip smagu šis laivas. Ačiū. Kukutė Garbanė rašo: sunku būti drąsiam, o ar verta? Čia toks, nežinau, ar čia toksai klausimas. Pamiršau tas, kur kaip atsakyti ar neatsakyti. Taip, jeigu nori rašyti tokius tekstus, kurie paliečia, tada verta. Jeigu ne, tada gali ten lavinti savo tą rašymo raumenį ir daryti tos pratimėlius saugius. Bet kas iš to? Kas iš to? Toks, kaip vandenėlis, žinai, tarytum prateka tas tekstas ir kažkaip,
nu, šiltas, šaltas, žinai, ir pratekėjo kažkaip, o, vat, nežinau, net kaip vat, kokią metaforą pasakyti, žinai, tas gal nelabai paveikus, toks saugus tekstas yra kaip vandenėlis, o tas, kuris, žinai, kur užkabina, aš nežinau, kaip čia tą galima, koks čia metafora dar mane šauna į galvą, bet vat, kažkaip tikrai man ir pačią tie tekstai labiausiai veikia ir aš pati, kai rašau, kai irgi pasidalinu kažkokiam savo patirtim, kažkokiam savo mintim, istorijom, tai aš irgi jaučiu, kad didžiausias atgarsis ir tie komentarai galbūt, ar po to man rašo, kad aš irgi taip jaučiu. Tai yra ten būtent, kai tu eini į nepatogumą kažkokį, turi meni, kad tu prisipažįsti kažkame, ar tu kažkaip labai taip savo atskleidi kažkokį jautrumą, baimės, nu tiesiog, nes, nu, man atrodo kažkaip va, tas, kad mes, realiai, nu, žmonės, mes esame, nu, neįdealus, ne kažkokie, nu, va, netobuli. Bet kai kurie žmonės, jie tarsi apsimeta labai kažkokiais tokiais tobulais, kažkokiais ar kaukas užsideda. Ir tai mes su tai žmonėm gal mažiau tapatinamas. Mes žiūrim, o, čia koks fainas, žinai, man iki jo ten toli. Bet, nu, tas žmogus gal, nu, nežinau, bet kažkaip man tokios mintis plaukia dabar. Man dabar kilo Brenis Brown mintis, aš ir tekstuose dažnai dalinuosi. Jinai ten yra pasakius, kad pažeidžiamumas yra tas pirmas dalykas, kuriuo mes tikimės iš kitų, bet paskutinis, kurį norim patys duoti. Tai man čia ir viešajam kalbėjime tas labai toks nuolat savo primenu, kad nu, gali tu ateiti su lapu, saugiai viską perskaityti, arba gali taip vidutiniškai pasiruošęs, pasirepetavęs ir toks pasiruošęs tai rizikai sufeilint. Ir tada tave žymiai įdomiau klausytis, nes tu toks ant ašmenų vaikštai ir visi žiūri, ar nenukrisi, labai įdomu. Tai manau ir rašyme tas, kad jo, tas pažeidžiamumas yra galinga. Galinga tikrai. Ir turbūt, ko labiausiai nesinori to sakinio parašyti, jisai vat ir bus labiausiai cituojamas. Kur toks, žinai, kur toks nesaugu jį parašyti, bet, žinai, toks blogiau, man atrodo, kai tu jo neparašysi, nes jis viduje kažkur pasilieka, žinai, toksai, kur... Aš tai, pavyzdžiui, sakau, kaip man kartais kaip akmenis kaupėsi, žinai, tai ko neišsakai, kas tarsi, žinai, nu, turi būti išsakyta, žinai, kažkas, kaip pasakyti, nu, kai kurie dalykai, žinai, aš, pavyzdžiui, irgi bandau save filtruoti, ne? Ar čia man tikrai tą reikia parašyti, pasakyti, ar nereikia. Ir tikrai yra, kad, nu, tiesiog, nu, gerai, aš nerašau, nes aš savo geriau, žinai, pasilaikysiu, bet yra dalykai, tiesiog mes turim rašyti dėl to, kad mes, vat, kaip pasakai, nu, ne tik dėl savęs rašom, o rašom dėl to, kad mes kažkokią žinutę, mes kažką įžodinom jausmus, bet, pavyzdžiui, man dėl to, žinai, dažnai, nu, gal rašo, kad va, tu parašiai, kaip aš jaučiuosi, žinai, va tas įžodinimas. Ir man atrodo, kad žmonės, kurie jaučia norą rašyti, jie turi ir tarytum kažkokią tokią galę įžodinti, bet tas kažkaip, man atrodo, reikia naudotis tą galę, įžodint, nes tai nėra tik tai tavo, žinai, kažkokie jausmai ar patirtis, mes, turim kažkokius kolektyvinius patyrimus ir man atrodo, turėti tų kolektyvinių patyrimų metraštininkus kažkokius yra labai svarbus dalykas, žinai, nes, tu skaitai ir galvo, aš nesu viena tame ir labai kažkaip, jo, tokia. Man čia dvi mintis kyla. Viena, kad, vat, aš kai drąsiai dalinuosi ir tada galvo, ne, čia pamatys, apie mane kažką pagalvos, ar čia tie pažįstami keli perskaitys ir save pažins. Bet, galiausiai tai skaitytojas save pamato, tai tie gal pažįstami ir ten pamato, bet tie visi kiti, jie kažką perskaito visiškai kitą, galbūt net pagal save. Ir dar kitas dalykas apie tą, kad mums nepriklauso, galbūt net mūsų tos dovanas. Tai man čia irgi tokia motyvacija, nes aš visai tikiu tą mintimį, kad kūrėjas yra kaip laidininkas ir kažkas iš aukščiau tau ateina ta idėja, mintis, kūrinys ir tu priimi arba ne. Ir nežinau, kai aš rašau, aš jau dažniausiai, būna kartais ten kažkokį planą, pasidėlioju mintis, ką aš rašysiu, bet galiausiai prisėdu ir tie sakiniai eina visai kiti ir visai kažkur, iš kažkur, kur aš niekad jų negalvojau.
Ir tai, akivaizdu, kad čia nuo manęs taip nelabai ir priklauso. Ir aš kaip ir negaliu taip iki galo tos autorystės net prisimti kartais. Atrodo, kad tiesiog atėjo. Ir man tie, kas nedrįsta dalintis, galėtų irgi dar va šitą kryptim pasižiūrėti, kad čia yra tarsi Dievo dovana ar kažkur iš aukščiau atėjusi. Ir tu, jeigu nedrįsti, tai tu užkasi tą savo talentą ir kaip ten Šventos Faustinos namelį buvo rašyta atsiims už tuos, kurie ten, jos atveju, kad jinai, jeigu būtų neinicijavosi to paveikslo tapimo, kur apsireiškia jai, tai būtų atsijėmus už visus tos sielas, kurios nepamatė to paveikslo. Tai šiuo atveju, tai atsijimčiau už visus tuos, kurie negavo mano tekstų. Tai čia tokia irgi, jeigu nedrįsti dėl savęs, tai gal kažkur bijo, kad atsijims. Jo, čia labai tokia įgalinanti mintis, nes man atrodo, žinai, čia tas ego matyt kažkokia labiau ta baimė yra, bet čia tikrai, kaip tu kažkaip žiūri, tai kaip į platesnį kažkokią tą visą tikslą, tai kažkaip tada tikrai yra drąsiau eiti ir šnekėti, ir dalintis, ir rašyti. Ir labai čia Kukutė Garbanė, žinai, kaip mes kalbėjom apie upelį, tau upė vandenėlės patikė, tai pasakė, kad krioklys būtų tas, kur, žinai, paliečia toks jau, kur jo taip gerai praplauna, jo tikrai metafora gera. Ir dar klausė, smalsu, koks santykis su religija jūsų abiejų? Tai mes kaip tik sėdėm priešais kryžių. Jie ten bus kryžius už langą. Tai jo, kaip ir sakiau, aš per tą žaidimą tarsi buvau sugrąžinta prie to tikėjimo, kur man toks buvo irgi toks noras visat nusigręžti. Dar ir dabar man gal artimiausia religija yra krikščionybė ir katalikybė konkrečiai. Bet daug kas man ten labai nepatinka, daug dalykų, visi tie skandalai ir panašiai, tiesos tam tikros, bet aš tikiu, kad vis tiek kai kurie žmonės, ten mistikai, šventieji, kurie išpažino šitą arba kitas religijas, jie ir daug tiesos pasakė ir kažkoks toks, yra religija ir tas tikėjimas, du kaip ir atskiri dalykai man gyvenime. Bet kažkaip aš nežinau, kai nutolstu, jaučiuosi, kad vis esu sugrąžinama. Tai man kažkaip tas svarbus dalykas ir kūryboje, ir šiaip gyvenime toks tas tikėjimas. Ir dabar kaip tik pradėjau praktikuoti tą maldą dažniau, bet tokią, kad savai žodžiais, o ne Sveika Marija, ten to, kur tokia, kaip, žinai, atkali ir viską, kur nesupranti žodžio. Tai toks kažkoks gal sugrąžina dėkingumą už tai, kad esi gyvas iš vis. Kad yra kažkas, žinai, aukščiau ir... Jo, toks. Nors labai, atrodo, nepatogu gal su kai kuriais žmonėm šnekėtis apie tai, bet ką padarysi. Taip, kiekvienas turi savo pasirinkimą. Mano tai ryšys tai irgi kažkaip į bažnyčią labai retai vaikštų, kaip išpažinti, žinai, į bažnyčią retai vaikštų. Bet toks, kur kažkaip man irgi tas labiau tikėjimas pats, o ne pati religija, turiu meni, kad tie bažnytiniai visi dalykai, ten irgi, kaip tu sakai, tie visos tas... Tie visi, tarsi net tarp kunigų kas vyksta ir taip toliau, tai tikrai, atmuša kažkokią tokią tarytum norą eiti bažnyčią ir šiaip kažkaip, bet man ta pati, pavyzdžiui, bendruomeniškumas, tarkim, kai Ramintojos bažnyčia, kuri kažkaip keletą kartų vaikščiodavo, tai labai tas bendruomenės man tas jausmas kažkaip patiko ir ir pas labiau tas tikėjimas, tikėjimas kažkokia aukštesnė galia, kažkokiu, nežinau, dievas, ar ten kas ten, kaip, žinai, visata dievas, ten dar ten, nežinia, kaip kas vadina, bet tikrai kažkoks toks stiprybę suteikia, iš tikrųjų stiprybės ir pasitikėjimo, kažkaip ir tarsi, žinai, ir tos per sunkumus praeit, kažkaip tas tikrai, nežinau, kažkokį vidinį stuburą tarsi palaiko ir kažkaip ir nežinau, kažkaip
džiaugsmingiau gyventi, tarsi, kai tu tiki kažkuo, o ne tai, kad, ai, nieko nėra, čia tarsi, tarsi, gal jau kam gerai taip tikėti, tai čia nieko, tarsi, kaip žmonės nori, taip ir tą daro, bet kažkaip smagiau, kad kažkaip, yra kažkokia prasmė, yra kažkas aukščiau ir kažkaip, ir kad, kažkoks toks ryšys yra jau su kažkokiu, žinai, tokiu aukštesniuoju kažkokiu. Išplaukiau. Bet jo, nežinau. Aš kiek, dabar čia turiu 5 knygas atsinešus, kurios man tokios yra resursinės ir visos jos, yra labai stipriai įkrautos to dvasingumo tema ir tas pats kūrėjo kelias, Elizabeth Gilbert, Didi magija ir kitos. Visur kalbama apie tą kažkokią aukštesnėją jėgą, kuri per tave ten atneša idėjas ir kūrinius ir viską. Ir toks atrodo, kad čia net sunkiai atsiejami dalykai. Ir man atrodo, Elizabeth Gilbert knygoje Didi magija yra pasakius, kad tu gali rinktis, ar tau tikėti ten tą gyvenimo magiją, ar netikėti, bet aš renkuosi tikėti, nes man daug smagiau tada gyventi. Taip, būtent. Jo, ir man kažkaip pačiai labai patinka matyti kasdienybėj, ten kažkokius stebuklus, ženklus, nors gal ten jų nėra, bet man tiesiog įdomiau taip gyventi atrodo. Jo, nes kažkaip, ir tavo tie istorijai labai tokie gausus, tokio pastebėjimo kažkokių, nežinau, mizanscenų, kažkaip čia, ar teisingas žodis būtų, bet tokių kažkokių scenų, kažkokių stebuklų, kažkokie ten numeriai, aš toks, žinau, tarsi tu traukia juos, aš nežinau, tu viskas atrodo, bet tai jau tiesiog parduoja, žinai, 25 nuotraukas įdomiausias, žinai, kad tu ten pamatai. Kaip tas yra, ar tu išsivystė tą tokį kažkokį pastebėjimą, ar tu tiesiog visą laiką turėjai tą tokį pastabumą kažkokiems tokiems tiems stebuklams, tokiems mini ar didesniems, ar kažkiems įdomiems dalykams pamatytiems? Man atrodo, kad labiausiai prasidėjo viskas, kai pradėjau, atkūriau tą savo rašytojos gyvenimą ir tada toks atsirado įpareigojimas, jeigu aš rašau apie savo gyvenimą, turiu gyventi įdomiai. Tai turiu kažkaip, menininkai turi gyventi įdomiai, ten eiti tos pasimatymus su vidiniu menininku ir per tą viskas prasidėjo turbūt nuo tos mano pirmos solo kelionės, gal net, kur labai aiškiai tam, gal ir anksčiau buvo tokių momentų, bet irgi tie momentai buvo panašus į tas solo kelionės, kai tu kažkur viena esi, tuo atveju tai buvo, kai aš išvažiavau į Palangą ir tada iš karto atrodo kažkoks vedimas, kai aš esu viena ir einu kur noriu, kažkur visiškai be plano, sakau paskui savo intuiciją ir tada viskas taip stebuklingai, negu žaltys pereina kelią ir atrodo, nes kai aš šiaip vaikštau Vilniui su kitokia nuotaika, aš tada nieko nematau, man viskas atrodo, tiesiog dalykai, kur kasdienybė ir kur nelabai kreipi dėmesio. O solo kelionėse tai jau kiekvienas tas kanalizacijos dangtis jau stebuklas, o aukščia raštas. Tai nežinau, čia man atrodo ir tiesiog tas kažkoks dvasinė gal būsena išvažiavus, ar išėjus su ta intencija, kad čia yra pasimatymas jau su tuo savo vidiniu kūrėju. Ir iš to kyla, tiesiog pastebi ir atsiranda. Taip, yes. Bet taip turbūt, žinai, gal taip išvažiuoja kokią solo kelionę į kitą miestą ar šalį ir tada kažkaip ten pavystyti ir po to gal tas, tavęs ir nepalieka ir kai tu Vilniui būni, tada jau tu kažkoks tas pastovumas, žinai, norisi galbūt ir toje pačioj buitiniai, toje aplinkoje pastebėjo dalykus, nes, tu, žinai, vis tiek ne kasdieną tas kelionės važinėjai, o gyventi, žinai, labiau buitį ir kasdienybėj gyveni. Tai aš kai dabar pradėjau tą kūrėjo kelią vėl iš naujo daryti, tai ta užduotis yra kas savaitę eiti pasimatymą su to vidiniu menininku.
Tai vakar kaip tik buvau ir tam paprastą dalyką sugalvojau, kad eisiu į Du virėjus, tam tokia kavinė, valgyti dienos pietų, nes aš pažiūrėjau meniu, buvo cepelinai ir agurkinės sriubos su berlyniam kruopom ir būtent lygiai tą patį išvalgiau pirmą dieną Palangoj, kai čia vasaros pabaigoje irgi buvau tokioj solo kelioniai. Ir tada man buvo toks, ar man dar reikia ženklų, kad man ten tikrai eiti reikia. Tai aš nuvažiavau, po to galvojau, o Dieve, kodėl aš ten 11 valandą atsidūriau, nėra čia žmonių. Bet tada autobuse sutikau irgi pažįstamą iš Palangos ten tų dirbtuvių, kur buvau. Po to toj kaviniai irgi jogos mokytoją pažįstamą sutikau ir toks irgi ženklas, tu esi toje vietoje ir tuo laiku, kur tu turi būti, nes vienas autobusas, kuriuo turėjau važiuoti, buvo visiškai pilnas ir aš jį netilpau, po to, kai kitų važiavau, sutikau tą pažįstamą. Tai ir toks atrodo, kartais net užtenka išeiti tik tai iš namų, nes tada aš išėjau, tada nuėjau į Lidlą, ten prisipirkau drobių, dažų, lipdukų, visokių ten menui tolimesniam dalykų. Tada kažkaip kojos nuvedė į katedrą, žodžiu, ir tada iš katedros išėjau ir ten tas baltas plunksnas visur pradėjau matyti, kaip angelo plunksnas. Žodžiu, toks atrodo, sugalvoju vieną dalyką ir tu pradedi tiesiog išėjęs iš namų, sekti paskui savo intuiciją ir, nežinau, jau tiesiog nebereikia net kažko specialiai turėti plano. Taip. Tas atvirumas, ne, kažkoks toks labai, kai atvirai eini kažkaip, žinai, tokie, kad, nėra taip, kad, kaip, pavyzdžiui, kai bėgi kažkur ir su kažkokiu reikalu bėgi, greitai bėgi, smei tikslą A ir ten B, tai tu tiesiog, tu nubėgi ir tu tau svarbiausia ten, žinai, pasiekti, bet kai tu, taip leidi, žinai, atvirai, taip einu, pasižiūriu, čia nueisiu, jaučiu, kad čia, ir tu tikrai tada tarsi per tą atvirumą tavo kažkokį veriasi, žinai, kažkokie tokie stebuklai ir įdomybės tokios, ne? Ir rašo Kukutė Garbanė, man atrodo, kad ta aukštesnė jėga padeda pakelti atsakomybę už savo pasirinkimus gyvenimo kūryboje. Turbūt. Ir tavo mama rašo fotografijos menas. Tai čia turbūt tą pastebėjimą galbūt irgi visą. Šiaip jo, mano gyvenime tas fotografijos menas buvo jau nuo paauglystės ir nuo pat jau gal anksčiau net neįrašymas. Tai aš jau tada nešiodavausi surfotiką ir fotografuodavau visokius vaikus po balkonais, benamius. Tokia buvo mano socialinė fotografija ir kur ten jau, kaip dabar ten visus taip gan naglai fotkinu, tai realiai viskas prasidėjo jau nuo seniai. Tai tas turbūt labai svarbu atkreipti dėmesį, kas tau anksčiau patiko ir kam tu pavydi. Tokie du dalykai. Jo, o pakalbėkim dar apie baimės ir drąsą. Tai tu, kai aš skaičiau tavo tekstus, tai irgi ten vis prašmėkščia, vienas tekstas buvo apie tai, kaip tu lipai per trakcioną tą parką visą, po to kažkur ten, žinai, gabalėlis to, kad tu karate vaikštai ir kad išdrįsai, kitas gabalėlis išlenda, kad vairuoji, žinai, irgi, kad ir tas tavo vairavimo mokymosi kelias toks gal irgi buvo toks, kur su iššūkiais. Tai kaip, aš nežinau, net kokį čia klausimą sformuot, bet labai norėtųsi, kad kažkaip tu, nežinau, atlieptum, ar tau tam, kaip sakyt, drąsos auginimui padeda kažkokie tokie, iššūkių kažkokių veikimai, kur tu, aš niekada čia, žinai, baigit, čia ne mano, žinai, bet toks, kad viduj galbūt, gal ten visai nečiur, kad tu ten nueini, tą padarai, bet ką tau, kokią norėtum mintim pasidalinti, ties šitom temom, ar turi kažką? Čia jokio klausimo, bet man tiesiog labai norisi pajudinti, nes, žinai, kad gal žmonės irgi kvėps kažkaip eiti tos dalykus, kur jiems gal, nedrąsu, bet... Jo, yra minčių. Galvoju, vienas iš tokių dalykų, kodėl verta fiksuoti, ko bijai, yra tas, kad kai įveiki vieną baisų dalyką, po to tau lengviau įveikti kitą, po to dar trečią ir dar penktą.
Nes man atrodo, be vieno aš nebūčiau padarius kito, o be trečio dar kito. Ir toks atrodo auginiesi, nežinau, tiesiog pamatai, kad o šitą padariau, tai gal ir šitą galėsiu. Bet čia manau, kad dar labai ten neseniai girdėjau tokią, čia gal visiems žinoma teorija, kad yra komforto zona, už jos yra mokymosi zona ir po to panikos zona prasideda. Tai labai svarbu neužsibūti toj komforto zonai, ką mes visi žinom, bet eiti į tą mokymosi zoną. Ir čia gal svarbu man, kad bet reikia atskirti, kur yra mano mokymosi zona, kur jau ta panikos zona, nes aš niekad neidavau ten, kur man jau labai panika kyla. Nes tą pačią karate aš 5 metus apie tai galvojau. Ir rašėsi morališkai. Jo, ir po to man prireikė išmokti vairuoti. Ir tada kažkoks irgi, va šitą padariau, vėl noris kažkokių iššūkių gyvenime. Ir tada jau kitas žingsnis, kad jeigu prisiverčiau ir pavyko man išmokti tą mechaninį daiktą valdyti, tai dar sunkiau yra savo kūną valdyti, kur tu nesi tikra, ar pavyks ten tau tos judesius atkartoti. Tai man buvo čia toks atrodė, kad dar laiptelis aukštyn. Jo, bet tuo pačiu galvoju, ar tai susijęs su kūryba, nes aš turėjau lūkestį, kai ėjau į karate, nes mačiau, kad daug kas ten iš menininkų lanko, ten dainininkė Gabrielė Vilkickytė, Mantas iš Kamanių Šilelio, Vidas Bareikis, dar ten kažkas. Ir atrodė, man jau toks įspūdis susidarė, kad čia privaloma menininkams, čia kažkaip neišeis, žinai. Ir dar tikėjausi, kad būtent karate man duos disciplinos ir aš prisiversiu kasdien tada rašyti. Tai galiu pasakyti, kad šitie mano lūkesčiai visi neišsipildė ir tai man davė daug dalykų, bet aš nežinau, ar tai turi sąsajų su rašymu. Tai yra, nebijotinai svarbu, bet jo, čia biškai iliuzija, kad kažko reikia būtinai, ką kiti daro. Gal, žinai, gauni medžiagos kažkokios pamastyti, žinai, nes vis tiek, savo tekstuose tai mini, tai matyt vis tiek tau kažkokio kvėpimo duoda tas, žinai, gal kažkokių metaforų, toj karate randi, žinai, kasdienybėj savo pritaikyti. Tai tai turbūt bet ką, žinai, darant, tu semi iš to metaforas ir tas, naudinga. Bet man to karate galbūt tiesiog yra kitiem, šiandien galbūt kažkoks kitas dalykas būtų, bet svarbiausia klausytos intuicijos, kur tau jau vis baksnuoja, žinai, kai tu pamatai ir tau suvirpo kažkas, kad gal čia reiktų, bet labai baisu. Nes, būna dalykų, kur aš pati žiūriu, ten kur šokinėja nuo tiltų, man neįdomu. Man visiškai baisu, bet nejaučiu, kad čia prarandu kažką, progas kažkokios gyvenime. Taip. Parašė Martinį MB, dar norėjau paklausti, kaip suderinate kasdienę buitį ir rašymą. Čia mano draugas. Čia įdomus klausimas. Dabar pirma mintis tokia, kad man kartais kyla toks pasipriešinimas, kad čia reikia valgyti daryti, čia indus plauti ir aš tada tarsi prarandu tą laiką kūrybai, bet dažniausiai realybė tokia, kad tu plauni indus ir tas mechaninis veiksmas tau stimuliuoja idėjas. Tai manau, kad irgi ta buitis yra svarbu, bet aš kartais labai noriu tarsi panirti tik į kūrybą, bet tada apleidžiu savo mitybą ir tada nebeturiu jėgų ir tada gaunasi nei kūryba, nei tas buitis. Tai manau, kad čia turbūt svarbiausia visą gyvenimą kažkaip neatskirinėti to savo gyvenimo, nepjaustyt ir priimti, nesipriešinti, kad yra buitis, kad yra darbas, kad yra kiti dalykai, bet svarbu atsikovoti laiko kūrybai. Bet nereik dramatizuoti, kad tu turi 24 valandas skirtą kūrybai, nes realybė tai ten valanda gaunasi geriausiu atveju. Nes, pavyzdžiui, yra tekę girdėti, žinai,
pažįstamas, kurias, tarkim, rašo. Ir kad, tarkim, nu va, dabar čia mano bus laisvadienis, aš dabar rašysiu. Jo. Ir nesigauna. Ir tiesiog, kaip, aš nežinau, va, tas gal tekstas jisai turi, nu gal dar nemetas jam, žinai, ateiti, tas jisai dar noksta, galbūt kažkoks toks, va, kažkaip irgi, ir gal kažkoks reikia, kad neplak savęs, kad, nu, taksime, dar ne šiandien, nu, tipo, nu, ateis gal tas tikrai tekstas, va, kai tu indus plausi. Jo. Ir bėgsi tada, žinai, greičiau ten, tarsime, arba kai būsi darbai susikasus, kur, tarsime, va, turi ten, nežinau, pietų pertrauką, ir va, atėjo tekstas, žinai, ir va, tada rašai, nu, kažkaip man atrodo, kad tai nėra kažkoks, nu, toks, kur tu tik gali, žinai, prie vartinių kažkokiu būdu, nu gal gali ir prie vartinių, bet toks, nu, toks, nežinau, ar to reikia. Jo, užtenka ryto puslapio, gal žinai. Su draugiam dažnai, bet išnekam, kad yra tas Cezario pjūvis, kur tu išpjauni, žinai, ir pasiemi tą kūrinį, arba yra tas natūralus, kur tu palauk, tas 9 mėnesius ir gimsta pats, bet aš esu rašius ir to, kur ten jau draugė priverčia, sutari, kad va aš tą valandą eisiu į miestą ir rašysiu. Ir taip gimdavo, nu, tokie visai geri tekstai, bet aš kažkaip, vat, jų net nelaikau, nu, pati nelaikau kažkaip gerais, nes man gal tokio, žinai, nebuvo labai stiprių emocijų. Ir mane, vat, tas, vat, bandymas kasdien rašyti, vat, būdavo sunkiausia dalis, kad aš, jeigu nejaučiu malonumo, aš tada nematau prasmės, gali būti rezultatas labai geras. Bet jeigu jausmiškai kažkaip nesitransliuoja, ten labai toks... Nu, aš tikiu vis tiek, kad jeigu rašytojas verkia, tai verks ir skaitytojas, jeigu ten labai kažkokios pakilės emocijos, irgi jos perduodamos. Ir man pačiai gal tas jausmas labai svarbus, nors teorijos ten visus tos knygos sako, kad reikia disciplinos, čia juodas darbas, rutina ir panašiai. Bet gal čia kai tavo darbas realiai, kur tu ten turi, žinai, konkrečius kažkokius, nežinau, ten sutartį su leidyklom, kad ten turi, žinai, parašyti knygą per kažkiek laiko, bet kai tu tiesiog gyveni savo gyvenimą ir nu, tarsime, tiesiog turi kitų dalykų veikti, žinai, ne tai, kad tu ten, žinai, visą dieną gali sėdėti tokia, turi prabangą, žinai, sėdėti ir rašyti. Tai tiesiog tu gyveni gyvenimą ir tiesiog kažkaip neprievartauti savęs, man atrodo, kad va, tu privalai dabar, žinai, čia turi laiko ir dabar kažką, žinai, išgimdyti. Nu, tiesiog, nu, man atrodo, kažkoks, nu, jo, va, nėra to malonumo tada kažkokio ir tas tekstas, jisai toks biški gaunasi dirbtinis ir, va, nu, kaip pratimas, va, žinai, kaip tam sakai, kad tau jokių emocijų nelabai kelia. Nu, kaip pratimas, žinai, kažkokį, nežinau, ten formuluoti sakinius galbūt mokytis ar ten mintis kažkas formuluoti, bet jis neturės gal kažkokios emocinės tokios, nežinau, kažkokio tokio užtaiso. Aš gal labiau, žinai, tikiu tuo, kad kaip bėgančias su vilkais ten rašė, kad svarbu tą skirti laiko rašymui ir jeigu reikia prisirišk prie stalo stulpo kaktusu arba dar kažko savo tos kūrybinės erdvės ir parašyk. Tai kartais iš tikrųjų reikia tiesiog prisiversti ir atsisėsti, bet tada jau 10 minučių gal nemalonu, o po to jau gimsta tas jau, ateina mūza jau, iki prakaito kvapą tą. Tai va tada aš šituo gal labiau tikiu, kad, bet vis tiek man tas malonumas, vis tiek tada jis ateina, tai jo, bet jeigu neateina, nes būna tiesiog nepavalgęs, nori miegoti po darbų, tai kam tada save kankinti? Tikrai. Tai va, ir tu atsinešiai nemažai knygų. Daugelį paminėjau, bet gal dar šiek tiek praseisim. Tai Ugnės dar prašiau papasakoti, kokios knygos ją įkvepia rašyti ir kurti. Ir šiaip gal kokie, ar nežinau, filmai, ar žmonės. Tiesiog gal norėtum pasidalinti įkvepiančiais tokiais išoriniais kažkokiais dalykais, ar žmonėmis, ar subjektais. Dabar šauna į galvą. Filmų tai gal nekomentuosiu, nes nelabai, turiu ten savo mėgstamus, bet čia niekaip nesusiję su kūryba. Gal nebent tas, kad galima rekomenduoju pabandyti eiti vienai į kiną, nes tas labai kažkaip faina, kai tu gali išsirinkti filmą, kurį labiausiai nori žiūrėti. O iš žmonių ir knygų dar kažkaip norisi tą Elizabeth Gilbert paminėti, nes aš kaip tik mano pirma solo kelionė buvo į užsienį šiais metais į Kopenhagą, kai jinai atvažiavo į Europą ir buvo jos turas
Ir ten pirmoje eilėje sėdėjau ir klausiau, jau net apsiverkiau, kai jinai vos atėjo. Ir kažkaip man jinai tokia labai stipri kalbėtoja yra, gal ne tiek kažkaip rašytoja žaviuosi iš tikrųjų, bet tokiu kaip žmogum kalbėtoja. Ir jinai dabar substeka savo Letters of Love, labai tokį stiprų rašo. Ir dar iš to renginio, ką norisi pacituot, paminėt, aš ir esu substekę savo aprašęs visą tą istoriją, galėsit plačiau paskaityti, kas neskaitė. Tai jinai to viso vakaro tema buvo tai, kad žmonės, mes labai esam įsikabinę kažkokios savo gyvenimo misijos, būti labai ypatingi, surasti ant savo tikslą. O galvom, kad priešingam poliuje yra beprasmybė, tingėjimas ir kažkas nieko nedarimas. O iš tikrųjų jos nuomonė tai yra buvimas čia ir dabar. Tiesiog matyti tai, kas vyksta aplink šiandienoj tavo, o ne kažkur aklai ten siekti kažkokio tikslo ir naikint žemę aplink save su savo išskirtinumais. Jau žemė jau per akis tų tokių išskirtinių žmonių ir mūsų ambicijų. Tai jinai dar pateikė tokį pavyzdį, kad ėjo Los Andžele kažkur ar kažkokiam Amerikos mieste, tiesiog įdomiausiai atrodančiam gatvėm ir pamatė vyrą, kuris ant kopėčių ir tos kopėčius taip klibėjo ir jinai ten atsistojo ir pradėjo laikyti tas kopėčias ir po kokių 5 minučių pamatė, kad tas vyras leidžiasi ir galvoja, kažkaip nelabai būtų patogu, kad jis ją pamatytų, tai jinai tiesiog nuėjo ir kas čia žino, gal čia yra jos gyvenimo misija, visai nerašytoja, gal tas rašymas buvo būdas patekti į Los Andželą, kad jinai būtų tą akimirką ten, toj vietoj ir tuo laiku. Tai mes niekad nežinom, kokia mūsų iš tikrųjų ta misija ir gali būti kažkoks mažas dalykėlis, mažas mūsų gestas, vienas pasakytas žodis, įkvėpti žmogų, sugrąžinti jam viltį gyventi ir tas buvimas čia ir dabar leidžia matyti tuos žmonės aplink save, gal kuriems reikia pagalbos tiesiog, o ne aklai ten savo to tikslu, tik jį vieną matyti. Ir man dar kažkaip labai buvo malonu suprasti, kad tokia pasaulinė garso rašytoja gali sau leisti valandą skirti tokiai veiklai ir kad ji irgi žmogus ir toks gerai, tai reiškia viskas gerai ir su ja. Nes taip įsivaizduoju, jeigu tu čia tokia populiari, tai tau čia tik tai paskaitas visur vesti ir duoti duoklę visiems žmonėms gerbėjams. Bet tas gyvenimo grožis susideda ir tokių labai paprastų dalykų. Nežinau, mūsų laikas gal jau į pabaigą. Taip, dar turim 10 minučių, tai gal dar kažką norėtum, ar tu iš tų knygų kažką dar pasidalinti? Gal iš vieno, tos kitus nes tu net čia tokių labai gerų knygų atsinešus. Šiaip labai tokia mažai žinoma knyga. Gali gal arčiau čia, nežinau, čia kaip veidrodinis bus. Žodžiu, tai jau. Paprasta pilnatvė vadinasi. Paprasta pilnatvė, Sarah Ban Breathnach. Ir man ta knyga atkeliavo tokia irgi, aš ėjau į biblioteką ir Dievo prašiau, kad man parodytų knygą. Ir viena iš tų knygų buvo šita knyga ir aš po to tik pas tave storiuose ją mačiau, daugiau niekas ją tarsi nesidalino. Ir ji irgi savotiškai kaip kūrėjo kelias, kad niekas nedaro šito kelio, nes ten kaip ir 365 dienos. Bet tokių yra paprastų dalykų, kur irgi padeda savo kasdienybį pamatyti, pastebėti. Tai man kažkaip labai patinka ją atsiversti. Tiesiog tarsi kaip burta atsitiktiniai vietoje ir paskaityti tokia irgi resursinė knyga. Nors ten daug ir apie visokius sodininkavimą, kulinariją. Tokia kaip ir buities daug labai. Jo, daug tokių. Bet ir tokia, tikrai tokio dvasingumo kažkokią buitį ieškoti. Bet daug yra ir apie talentus, apie rašymą. Ir aš kažkaip dar neseniai Opros skaičiau knygą. Ten buvo ištraukos iš jos laidų ir ten buvo kalbino šitą autorę ir po to aš tą laidą pasižiūrėjau.
tai labai įdomi jos istorija, nes jinai 2 metus. Užsirašau ir pati irgi. 2 metus buvo tam New York Times topuose. Ir po to, jai kiekvieną trečiadienį paskambindavo, kad sveiki, jūs esate topė, žinai. Ir po to buvo vienas tas trečiadienis, kai nepaskambino, ir jai buvo toks šokas, tai verkė ir ta dramatiška tokia istorija, kad kaip čia gali būti, nes atrodo, kad ten amžinai jinai tam topė bus. Ir man tokia gal tas irgi priminimas apie tą sėkmę, kad mes dažnai norim tos sėkmės, bet jinai tokia irgi yra, po to, ką su ją daryti, nes jinai po to tapo milijonierė ir irgi galvojo, kad čia dabar viskas taip ir bus, bet ten samdė daug darbuotojų, turėjo tokį vyrą, kuris tik dėl pinigų su ją tam susimetė. Tai ir galiausiai tos pinigus, prašvaistė, nes neprotingai elgėsi. Ir irgi toks kažkoks, reikia žiūrėti, ko tu prašai ir nori, ir kartais norisi labai tos sėkmės, populiarumo, bet reiktų pagalvoti, ar iš tikrųjų mes to norim, vis yra ir visa to kaina. Bet aišku, ir nereiktų tas kitas kraštutinumas, kai mes kažko nedarom, nes bijom sėkmės, tai irgi nereiktų taip daryti, tai šitoks, balansas. Jo, man va šita knyga, kur pašnekėsėjai apie dvasinę ramybę, tai aš atsimenu, man buvo sausis labai juodas toks viduje, aš kažkaip labai tokia apsunkus jaučiausi ir aš atsimenu, kad kažkaip prisimenu šitą knygą, nes aš tą pas draugę mačiau ir man vis gal skaitėm, mes ten kažką iš jos. Ir aš tiesiog pajaučiau, kad aš šaukia mane tą knygą ir aš tada atsisinčiau. Ir aš tiesiog skaitydama tą knygą pradėjau jausti, kaip tarytum vėl kažkoks džiaugsmas grįžta tai kasdienybei, vėl kažkokia gyvybė į vidų. Tai labai tikrai rekomenduoju, jeigu norisi kažkokios gyvybės, nežinau, į tą savo kasdienybę atsinešti kažkokią tokią gal daugiau džiaugsmo, daugiau kažkokio tokio džiaugsmo buity, gal net irgi, tai tikrai labai, turtinga tokia knyga, turi minėti, kad labai daug temų tokių apčiuopia ir praktiškų, ir tiesiog ir dvasinių, tai rekomenduojam. Abipusį rekomendaciją. Šiaip Ugnė, kurias knygas atnešė, aš visas rekomenduoju. Išskyrus, gal galėtum dar Julia Cameron truputį parodyti knygą, nes manau, kad čia irgi tokia kita jos knyga. Jo, čia irgi gal tokia, kur mažiau, right to right. Kur atrodo, man tai, žinai, kai aš pati verdu tame savo kambarį ir atrodo, kad čia visi žino, bet pastebėjau, kad irgi mažiau tokia žinoma knyga, bet irgi tiems, kurie rašo ar jaučia, kad norėtų rašyti, irgi rekomenduočiau. Kokia mintis tau iš jos taip labiausiai dabar atsigamino, kur žinai palėtė tave labiausiai? Mane labiausiai palėtė, yra toks skyrius apie vairavimą. Ir ten yra, man atrodo, vienas iš paskutinių sakinių, kad ne visi žmonės turėtų vairuoti, bet rašytojai privalo. Nes kai tu vairuoji, ypač po visokius mažus miestelius, kaimelius, tu geri save tą kraštovaizdį ir tai taip turtini tą savo vidinį šaltinį, iš kurio galima kurti toliau. Tai tas man buvo fainai. Ir aš būtent tą vietą paskaičiau, kai pirmą kartą save nuvežiau prie ežero, jau kai išsilaikiau teisės, mano čia buvo iš vis motivacija, iš vis vairuoti, kad prie ežero nuvažiuočiau. Ir tą knygą, tą skyrių kaip tik radau ir toks buvo fainai. Bet aišku, kai dar neturiu tiek daug patirties, tai gal dar to efekto vairavimo nepajaučiau, kad ten labai tie vaizdiniai, bet yra malonumo daug tame tikrai. Gal dar, ir kiti autoriai sako, kad ten ir Stephenas Kingas, man atrodo, kad tiek plaunant indus, tiek vairuojant jam ten vis iškyla ten tie vaizdiniai, kažkokios mintis, idėjos, po to su diktofonu reikia rašinėti, ten griebtis. Tas yra kažkoks mechaninis veiksmas, kuris pasikartoja. Dušas dar. Jo. Nereikia bijoti šito dalyko. O aš tik rašau, žinai, tokį, kur tipo pakeli virš žemės, virš žemės toks ir ten ir plaukia, žinai, tai tie tikrai kažkokie buitiniai dalykai, kažkokie tokie žemiški, žeminantis, tai tikrai kažkaip tada protas atsipalaiduoja ir tada ateina kažkokių ir minčių ir tiesiog tą tokią nuobodžiaujančią galvą kažkokią, tai tikrai, nes nuobodulys irgi, manau, geras dalykas irgi. Tas labai sunku, man kažkaip dabar šiais laikais, žinai,
lengviau yra kažką paskrolint, kažką paveikti, bet tik nesėdėt. Tas nuobodulys tokia prabanga. Tiesiog. Bet aš žinok, aš irgi noriu pasiimti, aš pastebiu, tarkim, jeigu aš irgi, ar tarkim, kokią kavą geriu, ar ten kažką pasičiaužinį, arba tiesiog išeinu, pavyzdžiui, į lauką ir aš tiesiog sėdžiu ir aš tiesiog žiūriu aplinkui, stebiu gamtą ir man, tiesiog atrodo, tu kaip ir nieko ten kažką nekontempliuoja kažkokia konkrečia mintimą, ar ten kaip čia man tą padaryti, bet pradeda tiesiog, nežinau, kažką pamatai arba įdomaus, tiesiog, lygioj vietoj, žinai, arba kur tiesiog kažkokia idėja ateina ir toks įkvėpimas pagauna, tarytum tiesiog tu nieko nedarei, tiesiog sėdėjai, buvai čia ir dabar ir tarsi dovana už tai, kad tu sugebėjai, žinai, ten nepraskrolintą laiką, tiesiog pabuvimo kažkokias pritraukėlės, bet kad tiesiog buvai atvira pasauliu ir važiuok, o šitas kanalas, davai, leidžiam jam, jisai čia toks atsipalaidavęs, žinai, turi laiko, žinai, davai jam, žinai, kokia idėja, nes, tikrai, pastebiu ir labai tas iš tikrųjų džiugina ir norėtųsi daugiau praktikuoti, bet kartais lengviau tarytum kažką, žinai, užpildyti tą kažkokiu veikimu, nes mes tarytum kažkaip turi būti produktyvus, pastoviai, žinai, kažką veikti. Bet labai svarbu ir nieko neveikti, nes tada dar daugiau, man atrodo, tas energijos prisikaupi. O kaip tu nieko neveiki? Dabar aš sėdžiu, tiesiog sėdžiu ir žiūriu, žinai. Pavyzdžiui, gerai, jeigu valgo, tarkim, tas pačius pusryčius, žinai, gamtoj būna kartais sekmadienį, tiesiog į pievą sėdėti ir žiūrėti. Ir tas po to jau, kai pavalgo, aš vis tiek sėdžiu, žinai, stebiu ten vabzdžius, kokius paukščius, augalus, tai tas tiesiog toks žiūrėjimas, net negalvojimas apie kažką konkretaus. Ir man, pavyzdžiui, metaforos pradeda eiti, net ir tekstams kažkokiem, žinai, iš gamtos stebėjimo. Tai tas stebėjimas tikrai, buvimas atvirai, kaip ir tu tam pačiam mieste eini pastebi dalykus, tai tikrai labai nereikia to kažkokį kvėpimų ieškoti, bala žino kur. Tiesiog kartais reikia sustoti ir žiūrėti aplinkui ir tiesiog pastebėti ir tiesiog nurimti. Tam ramybė ir ateina tos mintis, ateina idėjos, ateina ir pinigai ateina galiausiai, nes atrodo, kai iš tokios įtampos, žinai, tai ko čia neteina užsakymą, būna kartais tiesiog realiai kelionį kažkaip redutindama, tiesiog, žinai, ten vos neužsakymas tau ateina, žinai, ir taip faina tiesiog stebėt, kai tu atsipalaiduoji ir ateina, žinai, ne iš kokios įtampos, kai tu bandai pagimdyti kažkokį tekstą ar kūrinį, žinai, o tiesiog kaip atsipalaiduoji, tu galvoji kažkur gale ten galvos yra ta mintis, žinai, tu ne visai, kad bet tiesiog tu leidi, žinai, gyvenimui vykti ir tada ir ta paraleliai ten bręsta tas kūdikis, žinai. Ir dar... Čia kaip tik atliepiant, man šiandien ten yra tokia Deimantė iš Idos dorybės juvelyrė. Ir jinai šiandien sakė, kad kai ten kažkaip įsitempęs, tada maldos nesipildo, bet šiandien ėjo ten, viskas kaip fainai ir čia tas ir anas, bet gal pinigų galėtų būti daugiau. Ir tada ėjo 100 eurų rado. Tai toks, kur tikrai atsipalaiduot. Tai šiandien prašo mane. Tikrai. Ir tas tikrai veikia ir iš tikrųjų labai įdomu savo praktikoje pastebėti. Žinai, ten kiti pasakoja, žinai, o kaip pati pajauti per save, per savo patirtis, kad žiūrėk, taip neveikia, o taip, žiūrėk, kaip veikia. Tai dar čia galim paskaityti, sulaukiam keletą komentarų, už kuriuos esam labai dėkingos. Kids Love Bears, to rašo labai įdomus pokalbis, labai. Ačiū. Mark and Two Sisters rašo, paprasta pilnaitė tokia nuostabi knyga. Tai mūsų klube šitas knygas. Neoficialus klubas. Jo, ir dar tada Ugnė, taip, link pokalbio pabaigos, labai iš tikrųjų, su tam galima būtų kalbėti. Bet taip, link pabaigos gal kažkokių dar tokių praktinių, nežinau, patarimų, nes šis žodis toks patarimų, žinai, neprašytas patarimų. Bet tiesiog gal, žinai, tarkim, mes įsivaizduokim, kad yra žmogus, kuris, tarkim, galbūt viduje brandina tos tekstus ar kažkokį norą dalinti savo kūrybą, arba tekstas, arba kūrybą, bet nedrįsta, arba, žinau, yra nudegęs gal kažkada, ten, kokį gal turėtum savo patirties, kažkokį tokį paskatinimą, galbūt paraginimą, kažkokį patarimą, gal, nežinau, įkvėpimą, kaip galbūt pabandyti išdrįsti, ar tiesiog kažkokią kostešoną dabar iširdį galvą. Man vienas dalykas patarimas visiems, kurie pradeda nevadinti savo tekstų rašliavom ir skeduliukais, kaip mano draugė daro. Rašliavom, tai čia iš vis ne pirmą kartą girdžiu. Man atrodo, čia tas pats, kas pinigėliai, tik rašytojų pasaulyje, kad iš karto nusivertini, ir rezultatas atitinkamas gaunasi. Ir dar man kažkaip rezonuoja, kur aš dabar pati bandau taikyti, kad mes neturim prabangos kažkaip laukti,
iš kitų žmonių nei pritarimų, nei kritikos. Mes turėtume ten viskas vienodai, triukšmas, nu, tai buvo tiek visos tos pagiros, jos irgi tarsi tave iškreipia, tiek viso kritika yra toks kaip triukšmas ir kodėl aš jau vienas žmogus, kuriam nepatinka, kodėl aš turiu savo, kūrybą jam paskirti ir jo klausyti. Tai man ta mintis, nu, kažkokia labai atrodo stipri, nors realybėj, nu, kitaip yra, kai sulaukiu kritikos, kad nori įsiklausyti, bet tai yra tik vienas žmogus. Taip. Ir yra daug, kuriam gal patiks, bet svarbiausia yra, nu, kad tau, nu, čia yra misija tavo, jeigu tau knieti, ar intuicija kažkas, nu, tai nežiūrėt kitų žmonių, nors ir labai... Nors labai nori būti gera visiems ir patogi, bet... Nes čia dar blogesnis dalykas, žinai, pataikaut, gavai komplimentą ir iš to kyla priklausomybė, kad tu tada dar turėsi. Pagal tą pačią minutę dar pašoksim, žinai. Ir tada kitaip negali rašyti, tik taip, kad patiktų ir tada viskas jau prarandi save. Tai... Čia toksai. Pagarbiai pradėti žiūrėti, ne kažkaip, tada į savo kūrybą, tikrai man tas irgi atrodo svarbu kažkaip ir pavyzdžiui, kad, nu, pripažinti, kad aš esu rašytoja. Taip. Ir šiaip gal labiau paisyti intuicijos ir gal Dievo, jeigu tikit, kad va čia vienintelis tas, kuris mane gali įgalinti, nes joks žmogus tavęs neįgalins. Nes visi nori, kad tu būtum žemesnis už juos. Nu, iš tikrųjų, dažnai tai būna, kad nieks iš tikrųjų tavo tų talentų taip neparodys. Nu, parodys, kad tu esi fainas, šaunus, bet galbūt tu gali žymiai daugiau, tie nenorės, kad tu aplenktum. Nes aš ir pati šitą turiu, kur, nu, ne kartais baisu, kad ten tikrai gal kartais susilaikau nuo tokio tikslaus, nu, to žmogaus talento įvertinimo ir man labai nepatinka tas ir stengiuosi dabar rauti, bet, nu, kažkoks yra bendras žmogiškas toks kartais. Gal ne visi turi, kiti jau šventieji gimė. Bet kažkaip atsiriboti nuo tų visų žmonių, nuo artimųjų ypač. Taip. Kažkas tokio. Jo, nes man atrodo dažnai tas ir vidinis kritikas, kuris sėda, tai jisai, jeigu taip geriau pasiknaisis, tai gali atrasti žmogų, kuris, realiai konkretų žmogų, kuris būtent yra tas vidinis kritikas. Ir kažkada gal kažkas jam nepatiko ir viskas, kažkur toks yra blokas, tarytum, ir po to jis išneka, žinai, toliau tam tas, nes, pavyzdžiui, man tai realiai aš kartais, kai jaučiu, kad man kažkas, nu, šaus blokas ar stabdo kažkas, nu, ir man kažkas ten, žinai, mintise kaip tas mintis, ir aš tiesiog realiai matau tą žmogų, dėl kurio aš bijau dalinti savo kūrybą, bet čia tik tai yra vienas žmogus realiai. Ir tiesiog galvoju, nu, kaip ir tu sakai, nu, kiek aš, nu, ar aš iš vis, kodėl aš jį galiu, nu, taip. Nu, tarsime, čia nepatinka, nu, tai nepatinka, nu, tai tarsime. Vienas tik tai žmogus, nu, gal ten ir daugiau nepatinka, bet tiesiog nieko nesako, nu, tai, žinai, toks irgi, nu, tai kažkaip čia toks labai įdomu atsekti, žinai, nu, kas ten tas. Jo, ir toj kažkaip kritikoje nieko dažnai nebūna asmeniško, gal tu žmogus pats neleidžia savo kurti, o ar tavo ten tie artimieji giminės kažkas, jie gal tave saugo nuo tos visus kritikos, kur tu ten nueisi, kas tau bus. Ir vienu kaip ir neišpikto, bet gaunasi, kad ten įsadina tau tos vidinio kritiko žodžius. Jo, nes nori, kad tu saugi būtum, žinai, o tas vis tiek pažeidžiamumas, tai nėra pats saugiausias būdas, žinai. Bet jo. Aha, gal mes dar kažko nepaminėjom, kažkas gal, žinai, kas minties, kurią tu norėtum dar pasidalinti čia, naudodamas eterio progą. Nu, gal čia pačią jau paskutinę tada. Bet irgi šiandien, man atrodo, rašant ryto puslapis iškylo, kad tie, kur žmonės pastebiu, kad pradeda rašyti, ar iš vis iš kito lauko ir parašo ir pastebi, kad malonu rašyti ir tada iškart, bet aš čia nepretenduoju į nieką, aš čia tik šiaip rašau, čia ne, ir tada galvojau, blembo, tai čia tipo yra komisija, kažkokia ta rašytojų sąjunga, kuri čia neleidžia mums rašyti, kas čia yra, ir iš vis tas, man atrodo, rašymas yra mums tokia dovana, didelė privilegija. Nes visų pirma, nu, mes mokam rašyti ir skaityti, tai čia ne kiekvienas pasaulio žmogus, kad tą gali.
Ir toks senovė, žinai, tik dvasininkų čia privilegija, buvo iš vis turėti laiko skaityti knygas, kai kiti visą dieną, žinai, dirbo ir arė, o mes turim nors kažkiek to laiko, tokio švento kaip dvasininkai, šventikai tie ir tokia dovana. Ir vien tai, kad tu gebi žodint savo jausmus, mintis, tai reiškia, kad tu turi ten platų žodyną, esi perskaitęs knygų. Ir toks jau savaime, jeigu tu mokai rašyti ir kodėl čia kažkas turi aiškinti tau kažkokią įsivaizduojamą komisiją ar rašytojai, tie tikrieji, kurie rašo kažkokių, tai yra tarsi rimtoji literatūra, kur man irgi vis atkyla toks, aš čia nerimtoji literatūra, tai čia iš vis neverta rašytojas vardo, bet, iš tikrųjų, tai jie irgi žmonės ir nieks čia jų nepastatė, žinai, ant dievų Olimpo ten ir nieks nedavė iš tikrųjų galios, čia mes sutikėm jiems gali tik tai. Tai prisimint to, kad čia yra tokia privilegija, dovana ir jeigu jau rašas ir malonu, tai tikrai visiems jūs galite tą daryti ir čia nėra kažko, kas uždraustų jums. Ačiū tau labai už pasidalinimus šitas visus. Taip širdį, žinai, eina. Ir dar pabaigoje užduodu tokį klausimą savo pašnekovėms, kurį kas kartą reikia man iš naujo suformuoti. Bet žodžiu, kokią tu žinutę perduotum praeities savo iš dabartinio savo? Apie rašymą, pavyzdžiui, kūrybą, turint omeny. Aš tai iš vis džiaugiuosi, kad tą praeities aš iš vis išgyvenu iki dabartinio to etapo atėjo. Ir gal tiesiog, kad kaip ėjus, nežinau, nieko turbūt nekeiščiau. Ir turbūt gerai, kad ten tuo metu sustojau, nes ten gal tais peiliais būčiau dar daugiau prisisvaidžius. Ir, aš dažnai galvoju, kad ypač kai pradėjau rašyti, labai pavydėdavau visiems, kurie pradėjo mokykloje ir galvojau, jie turėjo tiek daug laiko savo tas talentą auginti, tą meistriškumą vystyti ir aš dabar šitą visą praradau. Bet, iš tikrųjų neaišku, aš ten tikrai būčiau ką rašius ir, ta patirtis buvo visokia, ne tiek ir tos išminties buvo, tai dar klausimas. Gal kažkokios išgalvotas istorijas ir būčiau galėjęs rašyti, bet iš savo gyvenimo, tai dar gal klausimas, gal gėda būtų. Tai toks tiesiog turbūt laikyk jūs vienintelis patarimas. Ir ačiū, kad išgyvenai toks. Nes tikrai buvo sunku, be to vidinio, žinai, nes aš dabar jaučiuosi stipri, nes turiu tą rašymą, ten knygas, savo tą vidinį stiprų pasaulį, ašį tokį, kur galiu laikytis ir manęs gal taip neišmuš. O kai esi be to, tada galvoji, čia koks, žinai, tada rūpi bernai, išgert ir tokie visokie ten tave tampo kažkas ir visiškai pametė save ir iš to pasidaro žiauriai sunku gyventi. Tai kažkaip labai džiugina, kad praėjo tie laikai. Jo, bet turbūt irgi, žinai, reikia tą papraeiti, kad kažkokias pasidžiaugdavo. Košės smegenys atsirastų. Aišku, ačiū tau labai. Dar pasižiūrim, pabaigą dar paskaitom, ką rašė mums merginos. Tai Laumės Virsmas rašo, labai smagu judvi klausytis, linkėjimai. Ačiū. Užlina Bambolina rašo, ar galit pasidalinti knygomis, ne visas spėjau įsidėmėti. Tai galėsim pasidalinti gal stovi kažkur tam komentaruose. Parašysim, kad būtų vienoje vietoje. Ir dar Kukutė Garbanė rašo, ačiū už įkvėpimą. Tai ačiū labai jums, kad klausėtės, kad ir pat buvot kartu su mumis. Ir šidelės ačiū ir tai, kad jūs esat. Labai esam dėkingos ir Ugniai ypatingas ačiū, kad tu atėjai, išdrįsai ateiti. Čia ateiti nieko tokio, nereikia, čia nėra pasakyti baisu, kad čia reikia, tas ir tamsu ten už nugaros. Bet toks, kad tas išėjimas į viešumą, žinai, nes kai mes rašom tekstus, tai čia yra vis tiek tiesiog tekstas. Taip. Bet kai mes jau kalbam garsiai, žinai, ir savo mintis, tai yra, toks dar dvigubas pažeidžiamumas, nes tu gyvai tas mintis savo dėstai. Tai tikrai ačiū tau už drąsą, kad tu išdrįsai. Labai, labai daug įdomių minčių papasakojai ir tavo patirtis tikrai tokia. Buvo įdomu klausytis. Ir labai įdomu, kas bus toliau, tai sekim Ugnę. Ačiū tau už kvietimą. Savo kelionės, prašom.
Nes man kažkaip labai svarbu buvo, toks atrodė pradžiai, kai pakvietė, o ne, aš dar čia neišleidus knygos neverta. Po to kitas, ai, gal čia netoks ir didelis dalykas, po to, ojei, koks čia didelis dalykas, nes čia gali tiek daug žmonių paklausyti, po to ir įrašą, ir čia gyvai. Ir toks, wow, iš tikrųjų, ir po to man taip dar daugiau įkvėpimo kilo ir ten tekstams, ir šiaip kažkokioms, gal net paskaitoms, toks atrodo dar, bet, pamačiau tiesiog, kiek daug galiu, dar turiu kuo pasidalinti tiesiog. Taip, tai ačiū tau labai, kad pasidalinai. Ačiū. Ir dar kartelį ačiū, kas klausėsi, kas buvo, kas dėjo širdies. Ačiū. Ir ačiū, kas klausysis. Tai jeigu dar kils kokių klausimų ar norėsit atliepti, tai tikrai laukiam komentaruose. Dar pasidalinsim tada knygų sąrašiukų. Ir ten gal net nuotrauką galima įkelti, nežinau, istorijos, kažkokia nauja funkcija, gal ir ne. Tai va, žodžiu, kaip bus, tai bus, bet tikrai pasidalinsim. Tai dar kartelį ačiū ir įkvėpimo ir saldžių sapnų. Iki, ačiū jums. Ate, laimingai.